Paprastai mes su bankais turime reikalų, kurie tiesiogiai yra susijęti su pinigais, su finansais. Ir jeigu kreipiamės į juos, tai kreipiamės pagalbos kažkokios, o šį kartą pats aukščiausias bankas Lietuvoje, tai yra Lietuvos bankas, kreipėsi į mus padraugauti trumpai ir labai svarbia proga padraugauti. Kadangi šiandien į apyvartą yra išleidžiama 50 litų vertės sidabrinė moneta, kurioje pirmą kartą pavaizduota žuvis, yra Lietuvos vandenų gyventojas. Žuvis unikali ta prasme, kad tai raudonoje knyga įrašyta žuvis. Kita vertus, žuvis, kuri daugeliui mūsų turbūt yra pažįstama, bent vyresnės kartos žmonėms, pakol dar jinai nebuvo raudonoje knygoje, tai yra lengvai surandama žuvis kiekviename upelyje. Ir norėjosi atkreipti dėmesį į visuomenės, kad saugoti mūsų gamtą verta. Ir tai turi didelę prasmę.